Po pusryčių ašrame išjudėjome toliau, aplankėme kakavos ir kitų vaisių plantacijas, paskanavome kakavos, kas norėjo kavos, nes ašrame kavos nebuvo ir toliau judėjome į kitą mūsų sustojimą, į šią šventyklą esančią urve. Ši diena tikrai intensyvi ir ilga ir pamatysi daug burtų, ką tik įsitraukiam savo laimingą skaičių. Vieta labai energetiškai stipri ir įdomi. Ir šį turą tikrai rekomenduojam kiekvienam, kas turėsite laiko Čiangmajuje arba iš Čiangmajaus vyksite į Čiangrai. Po šios šventyklos sustojame dar pažiūrėti beždžionių. Beždžionės visada pakelia nuotaiką. Tik priminimas, kad beždžionių negalima liesti, o maitinti galima tik tose vietose, kurios yra pažymėtos. Jeigu beždžionė jums įkastų, nedelsiant turite vykti į ligoninę pasiskiepyti, jos labai daug nešioja parazitų ir ligų. Ir sekantis mūsų sustojimas vienoje vietoje, kur vietiniai atvažiuoja į šią vietą prašyti sveikatos, pinigų, vaikelio ar santykių. Kiekvienas turim savo svajonių ir savo norų ir tikima, kas apsilanko šioje vietoje, tiems svajonės išsipildo. Na, o aš tikiu, kad tai, kuo tiki, tas ir veikia. Vieta irgi be galo įdomi, turistų čia nesutiksite, apsilanko tik vietiniai, o tokį turą galite užsisakyti parašę labas@tailandiečiai.lt. Pasivaikščioję po šią šventyklą visą laiką sustojame užkandžių. Tailande alkanas niekur neliksite. Čia ragaujam jų desertą su ryžiais, geriam kokosą, kiekvieną dieną stengiamės išgerti kokosą. Vietiniai mėgsta čia nusipirkti loterijos bilietą. Toliau keliaujame į Maya Kompong, vietinių kaimą, kur miegosime vietinių namuose. Tai dar viena unikali ir išskirtinė patirtis, kurią rekomenduojame patirti lankantis Tailande. Vaizdus pamiršite, bet tokias patirtis atsiminsite visą savo gyvenimą. Čia yra labai jauki šventyklėlė. Turistų irgi beveik nėra, tik vietiniai, stengiamės daryti tą patį, ką daro vietiniai. Ir šitas kaimas yra garsus dėl savo gastronominio turizmo. Čia galite paragauti unikalių dalykų. Sukursiu atskirą video apie mūsų išragautus patiekalus. Mus pavaišino čia. Va čia va mūsų kambarys. Grįžom namo, įdomi naktelė miegoti, nes kitą dieną laukia saulės pasitikimas. Išsisaugokite, jeigu ketinate keliauti po Tailandą.